Ateis diena, kai tu manęs paklausi, kur buvai, ką veikei, ką sutikai. Aš nieko nežinau, man tėtis su mama sako, vyksta biliardo varžybos sekmadienį ir mama siūlo, gal nuvažiuojam. Galvojau, gerai, biliardas nesu buvęs. Nuvažiavom ir mane keistai sutiko. Sako, visiems prieikite arčiau. Aš priejau ir taip stoviu ir klausausi. Ir paskui sako, kviečiame Juozą. Aš tokiom akim. Net nesuprantu. Norėjau telefono, bet gavosi taip, kada nešė telefoną, laikrodį ir ausinės. Tai labai jau taip visko daug buvo. Aš toksai kaip ir labai džiaugsmingas. Visko nespėjau žiūrėti, bet gavau dar ir biliardo lazdą. Nesu tik tais, kad pas tėtį darbe esu žaidęs, bet manau išmoksiu ir namie turėsim biliardo stalą. Dar turim svajonę. Aš jaučiuosi, tiesą sakant, visai gerai. Sveikstam, sportuojam, dūkstam. Mes labai džiaugiamės, kad mums dabar pavyksta eiti į mokyklą kartu su savo klase. Tai, kad jisai gali būti tarp savo bendramžių. Labai džiaugiamės, kad jis gali sportuoti su vaikais, savo amžiaus vaikais, sportinės grupės vaikais. Tai Juozas jiems nenusileidžia. Jisai, kad turi tikslų, kas yra tikriausiai labai svarbu. Labai norėtume padėkoti visiems susirinkusiems žmonėms, Lietuvos pūlo federacijai, Lietuvos pūlo moterų federacijai. Labai norėtume padėkoti taip pat ir pasveikinti Rimanto Kaukėno fondą su 12 gimtadieniu, kuris buvo vakar. Labai norėtume padėkoti absoliučiai visiems, kurie yra kartu, kurie padeda išpildyti vaikų norus, nes tikriausiai tik tai tėvai supranta, kaip jiems yra svarbu šitas džiaugsmo akimirkos, tokios didelės džiaugsmo akimirkos ir netikėtos. Ačiū, kad dalyvavote, už pergalę Gyventi. Kur buvai, ką veikei.